Uždaroji akcinė bendrovė Švyturys Utenos alus saugos tarnybai Trikampis žiedas patikėjo svarbę užduotį. Visą savaitę saugoti 10 žymių Lietuvos krepšininkų medalių, kurie draudimo ekspertų buvo įvertinti net 1 milijono litų suma. Pasirašytoje sutartyje Trikampis žiedas įsipareigojo itin kruopščiai ir rūpestingai saugoti jiems patikėtą turtą, taip pat įsipareigojo prisimti visišką moralinę bei materialinę atsakomybę bet kokio incidento atveju. Medaliai brangus, mat laimėti mūsų krepšininkų svarbiose tarptautinėse krepšinio varžybose. Taigi juos buvo privalu saugoti ypač atidžiai. Medaliai saugoti nuo 2008 metų Liepos 11 iki Liepos 16 tiek Šiauliuose, tiek Kaune, tiek Vilniuje. Šiaulių arenoje jie eksponuoti Liepos 11, Kauno sporto halėje Liepos 13. Vilniaus Siemens arenoje jie demonstruoti Liepos 15. Saugos tarnyba Trikampis žiedas su šia užduotimi susidorojo kuo puikiausiai. Medaliai savininkams grąžinti laiku.